Marijampolėje. Valdžios taikinyje šešėlis. Vyriausybė įsitikinusi, kad būtent iš jo ištrauktus pinigus būtų galima naudoti pensijoms kompensuoti. Tikslių atsakymų, kaip kovoti su kontrabanda, valdžia rasti kol kas nesugeba, tačiau kiti sumanimai, pavyzdžiui, riboti degalų įvežimą, piktina vežėjus. Anot jų, tokia kova pridarys daugiau žalos, o naudos neatneš. Pasiryžusi iš padidinto alkoholio akcizo pasotinti pensininkus ir pareiškusi, kad jau nuo šio mėnesio imsis aršiai kovoti su kontrabanda, kurios gali padaugėti keliant akcizą, valdžia nutarė niekur nebeskubėti. Dirbsime toliau, ieškosime efektyvių priemonių ir taikysime, tobulinsime senas. Su premjeru susitikę mokesčių inspekcijos, finansų ministerijos ir muitinės atstovai nutarė, kad priemonių kovai su šešėliu reikia. Kokių, kol kas nežinia. Duotas pavedimas, kad per šitą mėnesį konkrečiai pateikia priemonių planą, kalbant apie kovą su šešėliu. Didžiausias dėmesys buvo orientuotas į akcizų surinkimą iš prekybos naftos produktais, cigaretėmis bei alkoholiu. Viena iš svarstomų galimybių išvengti šešėlio vilkikų bakuose įvežamų degalų kiekio ribojimas piktina vežėjus. Anot jų, jis atneštų daugiau žalos nei naudos. Lietuva tokia atsidurs, sakyčiau, labai nepatraukli tranzito srautams ir taip pat praras konkurencingumą mūsų, reiškia, ir uostas, ir logistikos centrai. Ankstesnio premjero patarėjas aiškina, kad recepto ieškoti toli nereikia. Anot jo, konservatorių vyriausybė su šešėliu kovojo efektyviau ir iš jo ištraukė milijardą. Tas buvo pasiekta koordinuojant teisėsaugos institucijas ir skatinant pareigūnus, kad pareigūnai aktyviau kovotų, ir įsteigtas buvo fondas premijavimo, kuris akivaizdžiai parodė, kad tas veiksmingas dalykas, nes visą laiką naudoti rykštę, neišeina, iš tikrųjų reikia ir saldainių. Finansų ministerija siūlė aršiau kovoti su bandančiais išvengti PVM. Be to, atsiskaitimai grynaisiais netrukus bus ribojami iki 10 000 litų. Laisvosios rinkos ekspertai sako, kad vien ribojimais gerų rezultatų valdžia nepasieks. Mes siekdami pažaboti šešėlinę ekonomiką apsunkiname legaliai veikiantį verslą, taip dar labiau didindami paskaitas veikti iš esmės šešėliai. Valdantieji optimistai. Pasiryžę iš didesnio alkoholio akcizo surinkti reikiamus milijonus pensijoms kompensuoti gali nusivilti. Laisvosios rinkos instituto ekspertai suskaičiavo, kad 90 milijonų pavyktų surinkti tik tuo atveju, jei pakėlus akcizą 10%, alkoholiui taip pat būtų išleista 10% daugiau. Prisimenant ankstesnius bandymus uždirbti iš akcizo, labiau tikėtinas pesimistinis scenarijus. Prieš keliarius metus pakėlus akcizą surenkami mokesčiai sumažėjo 10 milijonų litų. Šiemet pensijoms kompensuoti reikia 90 milijonų, o iš viso prireiks bene 0,5 milijardo litų.